Pirmasis skaitinys iš pranašo Jeremijo knygos. Ateina štai dienos. Tai Viešpaties žodis. Kada su Izraelio namais, su Judo namais, aš sudarysiu naują sandorą. Ne tokią sandorą, kokią buvau sudaręs su jų tėvais, kad aš paėmiau juos už rankos, kad išvežčiau juos iš Egipto žemės. Jiegi sulaužė manąją sandorą. Tuo tarpu aš buvau jų valdovas. Tai Viešpaties žodis. Bet štai kokią sandorą aš sudarysiu su Izraelio namais, tom dienoms praėjus. Tai Viešpaties žodis. Aš savo įstatymą įdėsiu į jų vidų, jiems įrašysiu į širdį. Aš būsiu jų Dievas, o jie bus mano tauta. Ir jie nebemokys daugiau vienas kito, brolis brolio, ir nebesakys, pažinkite Viešpatį. Bet visi, maži ir dideli, pažins mane patys. Tai Viešpaties žodis. Nes aš dovanosiu jiems kaltę ir daugiau neatminsiu jų nuodėmės. Tai Dievo žodis.